atnaujintų Rapid Spaceback modelių turėtų labiau susidomėti jaunesni pirkėjai ir tie, kurie nori būtent daugiau individualumo, išsiskirti iš tų minėtų vadybininkų, kurie domėjasi sena automobilio versija. Dėl to šito automobilio siluetas yra padarytas toks kur kas dinamiškesnis ir taip pat jisai turi žymiai daugiau individualizavimo galimybių, tai ir daugiau spalvų, daugiau tam tikros papildomos įrangos, kuri suteikia individualumo ir panašiai. Automobilio galinė dalis sumažėjo, lyginant su Rapido liftbacku vadinamu, tai atitinkamai sumažėjo jo svoris. Taip pat gamykla per tą laiką, kol kūrė šitą automobilį, šiek tiek dar patobulino ir pakabos elementus, dėl to pagerėjo ir važiavimo savybės. Vidaus apdaila iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus lyg ir medžiagų, sakysim, minkštumas išliko tas pats, bet tikrai galima pastebėti, kad tam panaudota žymiai kokybiškesnės medžiagos, jos tiesiog į senasias panašios tik į savo vizualinės faktūrą, tačiau jos yra gerokai kokybiškesnės ir surinkimo kokybė taip pat pagerėjo. Pats pavadinimas sudarytas tarsi iš dviejų žodžių, tai yra Space Wagon, tik tai nukirpta Wagon dalis, taip pat hatchback. Tai ir yra iš tikrųjų viduriukas tarp tradicinio klasikinio hatchbacko ir to visuotinai populiaraus universalo. Tai tas aiškiai matosi iš automobilio siluetas, tiesiog už galinių durelių stiklų eina ne iš karto žemyn kaip tradicinėse hatchbackuose, tačiau truputėlį dar stogo linija tęsiasi horizontalia kryptimi, tik tai tada krenta. Stogas stiklinis atsirado, kaip jau minėjau, siekiant labiau suteikti daugiau individualizavimo galimybių šitam automobiliui. Tai tiesiog žmonės, kurie nori turėti daugiau emocijų keliantį produktą, gali užsisakyti stiklinį stogą. Tas stogas turi du išskirtinius bruožus, tai yra pats didžiausias šiai dienai stiklinis stogas montuojamas į visus Škoda modelius. Taip pat jisai turi savybę, kad kartu su stikliniu stogu montuojamas, būtent šiame automobilyje montuojamas ir visiškai kitas bagažinės dangtis, kuris taip pat pagamintas iš vientiso stiklo gabalo. O kas liečia saugumą, tai tikrai galiu visus patikinti, kad gamykla atliko daugybę saugumo testų. Būtent dėl stiklinio stogo buvo pakeista ir šitų stogo sijų struktūra. Ir automobilis atitinka absoliučiai visus reikalavimus saugumo tiek avarijos metu, tiek ir, sakysim, tokiuose gyvenimiškose situacijose, jei ten kas nors užkristų ant stogo, jis taip pat atlaiko.